Ir šiandien mes skambinam Karolinai. Klausau. Labą dieną. Labadiena. Karolina turbūt nenustebinom. Mane jau informavo, kad pasimti telefoną ir sako, gali būti visko. O, matai kaip čia. Karolina, jau viskas aišku, kad prizas yra laimėtas, tai yra Pieno žvaigždžių ledai pasaka, bet dar yra toks dalykas. Dabar galim rinktis, yra du variantai. Arba išklausom mano pasaką jau sukurtą nuo mūsų. Ko nerekomenduoju. Arba antras variantas. Privalomai išklausom pasaką. Tai renkamės dabar. Uždaryk. Labai sunkus pasirinkimas, sakyčiau. Tai gal metam pamarskomu tada. Nu, davai metam. Nu, davai metam. Gerai. Vis tik tai pasaka yra sukurta. 3 žodžiai buvo šaltibarščiai, vasara ir golfas, taip? Taip. Tai juos visus mes į tą šį kartą trumpesnė pasaka išėjo, bet visai gal nebloga. Žinoma, su labai gera pabaiga. Svarbiausia, kad pasaka gerai baigtųsi, ne tik kai aš liūdnas pradėjau. Tu liūdnai kažkaip pradėjai. Ne, mano visai linksma pasaka, Karolina, mes pasirinkom tos žodžius, kur prieš tai siuntė, nes dabar matom, kad atsiuntus esi vėl. Tai, Dar, taip. tai mes geresni gal. Jo, šitie man labiau patiko. Taigi pasaka yra tokia, dėmesiaus. Nu, kaip visada prasideda, gyveno kartą už kaimo, miško paunksmei, jaunas senučiukas Vasilysa. Jis buvo labai draugiškas, bet jo nemėgo net uodai. Užtatai Vasilysa, jis labai mėgo šaltibarščius su mėlynių uogiene. Ir vieną vasarą, kai švietė saulės pilnatis, užsimanė jaunasis senolis Vasilysa šaltibarščių. Nuėjo į kūtę, iki kūtę. Užkūrė mopedą, pala, prieš tai pakaitinęs žvakių vašką. Apsivilko savo golfą ir išvažiavo. Bevažiuodamas valgė šaltibarščius. Pabaiga. Viskas, pabaiga. Super, pasaka. Svarbiausia, kad viskas baigėsi geruoju, ne? Jo, taip. Ko norėjai, tą ir gavo. Karolina irgi ko norėjai, tą gavai. Ledai pasaka nuo Pieno žvaigždžių yra tavo. Tiesiog nedėk ragelį kol kas. Gerai.